7 rungtynės, 4 nesėkmės. Tokie skaičiai Lietuvos rinktinės kandidatų kraityje figuravo iki vakarykščių rungtynių. 5 pralaimėjimai savo sąskaitą lietuviai įsirašė po mačo išvykoje su Slovėnijos nacionalinė komanda. Mūsiškiai ne tik nusileido varžovams galutinėme rezultate 66-80, bet ir visose statistikos skiltyse. Draugiškų rungtynių maratone su slovėnais Lietuvos milžinai susitiko ir Klaipėdoje, tada po įtemptos kovos 72-70 pergalę taip pat šventė varžovai. Turi vienas už kitą sirgti, vienas kitam padėti. Turi būti daug geranoriškumo, visi žaidėjai turi turėti. Jeigu aš nežinau, ten komandoje atsiranda vienas kitas žaidėjas, kuris galbūt galvoja, kad jis pats geriausias ir ne jis daro klaidas, bet kitas daro klaidas. Paprasčiausiai turi atsakyti už klaidas kiekvieno žaidėjo klaidas, ne tik tas žaidėjas, bet ir visa komanda. Ir tai turi jausti visi, kad jeigu padarė kažkas klaidą, tai atsako visa komanda. Tas komandinė dvasia būtina yra, norint pasiekti pačių aukščiausių rezultatų. Vakar, pavyzdžiui, nesuprantami dalykai, ar jie blogai įsimiegojo, ar krūvė per daug. Elementarius perdavimus negali sugauti. Elementarius perdavimus, kurie puikūs perdavimai, tikrai apgalvoti negali perimti kamuolį, tiesiog kamuolys slysta iš rankų. Slovėnijos rinktiniai priekį vedė Erazimas Lorbekas, kurio sąskaitoje 13 taškų ir 7 atkovoti kamuoliai. Lietuvių lyderis pasitikėjimo savo jėgomis vis daugiau įgaunantis Marijonas Petravičius. Italijoje rungtyniavęs aukštaūgis surinko 15 taškų. Žmogus, kuris turi tokį labai tvirtą sportinį charakterį ir tą labai akivaizdžiai rodo aikštelėje, ko negalima buvo vakar pasakyti apie visus kitus likusius. Aš šiaip labai objektyvios priežastys, turėjo žmogus traumą, dabartiniu metu vėl truputėlį jam buvo kažkokios tai problemėlės nedidelės, tokios kosmetinės. Jis jų, kaip sakyti, atsikratė, vėl yra geroj sportiniai formoje ir demonstruoja gerą žaidimą. Ir Marijonas Petravičius labai reikalingos komandai, jis fiziškai gerai sudėtas žaidėjas, jis gali grumtis dėl kamuolių, gali puolime grumtis dėl kamuolių, pagaliau labai gerai supranta žaidimą, jis komandinis žaidėjas yra. Traumų pastaruoju metu persekiojimai Lietuvos ekipai Slovėnijoje nepadėjo gimtinėje likę Mantas Kalnietis bei broliai Lavrinovičiai. Kalniečio sveikata rinktinės trenerių štabas nusprendė nerizikuoti po to, kai jis per draugišką mačą su Latvijais susimušė kelį. Kšištofo Lavrinovičių paskutinėmis dienomis kamavo nugaros spazmai, o jo brolis Dariušas pirmadienio treniruotės metu netikėtai pajuto skausmą čiurnoje ir jam gydytojai rekomendavo sumažinti krūvius. Rinktinė iš Slovėnijos iš karto grįžta namo ir tęs pasirengimą Vilniuje. Paskutinės kontrolinės rungtynes Lietuvos komanda rugpjūčio 27 dieną sostinėje žais su Gruzijos krepšininkais. Marius Zaremba, Viktoras Radajevas, Sport 1 žinios + Vilnius.